Ar žinote, kas yra izoliacinė juosta, kaip ji gaminama ir kaip ji veikia? Sveiki, inžinerijos entuziastai. Ar kada nors susimastėte, kaip toks paprastas daiktas kaip izoliacinė juosta yra būtinas beveik visko aplink mus saugumui ir veikimui? Ši juoda, spalvota ar net balta juosta, kurią randame elektros instaliacijose, automobiliuose ir elektronikoje. Už šio nepastebimo ritinio slypi įdomi inžinerija, dešimtmečius trukusi raida ir mokslas, kuris padeda išvengti nelaimių bei užtikrina nenutrūkstamą energijos tekėjimą. Bet kasgi iš tikrųjų yra izoliacinė juosta? Iš esmės, izoliacinė juosta yra lipni medžiaga, sukurta tam, kad blokuotų elektros srovės tekėjimą. Ji veikia kaip fizinė barjera tarp įelektrintų laidininkų ir aplinkos, apsaugodama nuo elektros smūgių, trumpųjų jungimų ir gedimų elektros sistemose. Be pagrindinės izoliavimo funkcijos, ji taip pat apsaugo laidus nuo drėgmės, dilimo, cheminių medžiagų ir temperatūros svyravimų. Ir ji nėra skirta tik elektrikams, nes jos yra mobiliuosiuose telefonuose, kompiuteriuose, automobiliuose ir net kosminiuose laivuose. Bet kaip viskas prasidėjo? Izoliacinės juostos istorija siekia 20 amžiaus pradžią, kai auganti elektrifikacija reikalavo praktiškų sprendimų jungtims izoliuoti. Prieš ją buvo naudojama audinio juosta, pamirkyta bitume arba laku. Tačiau šios medžiagos buvo mažai lanksčios ir prarasdavo sukibimą nuo karščio. Revoliucija įvyko 1946 metais, kai įmonė 3M arba Minnesotos kasybos ir gamybos bendrovė sukūrė pirmąją polivinilchloridas izoliacinę juostą. Didžiausia naujovė buvo polivinilchlorido arba polivinilchloridas derinimas su sintetinio kaučiuko klijais, sukuriant elastingą, atsparų ir puikiai izoliuojantį produktą. Juosta išpopuliarėjo Antrojo pasaulinio karo metu, kai buvo naudojama greitam karinės įrangos remontui ir nuo tada jos populiarumas nesumažėjo. Bet kaip ji gaminama? Gamybos procesas tai tiksli šoka kombinacija tarp chemijos ir inžinerijos. Viskas prasideda nuo pagrindinės medžiagos, dažniausiai polivinilchloridas, pasirinktos dėl savo lankstumo, ilgaamžiškumo ir didelio atsparumo elektrai. Polivinilchloridas paverčiamas plona ir tolygia plėvele. Tada ši plėvelė panardinama į plastifikatorių vonę, kurie užtikrina elastingumą ir prisitaikymą prie ekstremalių temperatūrų. Vidutiniškai nuo -18 iki 80 laipsnių Celsijaus. Po to užtepami sintetinės gumos klijai, tokie kaip stireno butadieno guma arba stireno pagrindu pagaminta butadieno guma. Vienoje plėvelės pusėje šie klijai modifikuojami dervomis, kurios užtikrina momentinį sukibimą net ir su nelygiais paviršiais. Galiausiai juosta yra padengiama laku, kad būtų atspari drėgmei ir ultravioletiniais spinduliams ir suvyniojama į tokias rites. Įdomu tai, kad dažniausiai pasitaikanti juoda spalva gaunama iš anglies pigmentų, kurie suteikia papildomą atsparumą karščiui. Bet kaip ji iš tikrųjų veikia? Magija slypi dielektrinių ir mechaninių savybių derinyje. Pavyzdžiui, polivinilchloridas turi dielektrinį standumą iki 600 voltų 1/1000 kolio. Kitaip tariant, jis sukuria barjerą įprastiniai elektros sroviai – 127 arba 220 voltų. Kai apvyniojate juostą aplink atvirą laidą, kaip sako pats pavadinimas, ji izoliuoja, tai yra sudaro nelaidžią sluoksnį, kuris neleidžia tekėti elektronams. Tačiau ji taip pat apsaugo, sandarindama vietą nuo vandens, dulkių ir cheminių medžiagų. Be to, jis sutvirtina, nes prilipdama prie laidininkų, jis suspaudžia ir sumažina vibracijas, kurios gali pažeisti jungtį. Efektyvumas priklauso nuo storio ir taikymo kokybės. 50 iki 70% persidengimas apvyniojant yra būtinas, kad būtų sukurta vientisa barjera. Tačiau yra vienas bet. Izoliacinė juosta nėra amžina. Laikui bėdant dėl per didelės šilumos, saulės spindulių ar tirpiklių poveikio, klijai arba polivinilchloridas gali pradėti irti, todėl sumažėja jų veiksmingumas. Jei kada nors keitėte izoliacinę juostą ant senos elektros instaliacijos, tikriausiai pastebėjote, kad klijai prilimpa prie rankų arba pati juosta tampa kieta ir byranti. Bet ar visos izoliacinės juostos vienodos? Reikalas tas, kad ne visos izoliacinės juostos yra vienodos ir kiekviena jų versija skirta spręsti specifinius iššūkius. Polivinilchloridas arba vinilo juosta yra pati dažniausia. Ji idealiai tinka žemai ir vidutiniai įtampai iki 600 voltų. Ja galite rasti ir kitų spalvų, ne tik juodos, kurios naudojamos laidų kodavimui, pavyzdžiui, raudonos ar žalios spalvos. Taip pat turime gumines juostas, kurios tempiamos ir naudojamos kaip antrasis sluoksnis sujungimams apsaugoti.
Jie jau naudojama aukštos įtampos kabeliuose ir pastotėse. Be to, turime lakuotos kambrikos juostą, pagamintą iš medvilninio audinio, impregnuoto laku, kuri atlaiko iki 105 laipsnių Celsijaus temperatūrą ir dažnai naudojama elektros varikliuose. Taip pat turime mastikos juostą, kuri turi sandarinamąjį sluoksnį, pavyzdžiui, butilą, kuris visiškai apsaugo nuo drėgmės. Ir ji puikiai tinka požeminiams arba lauko instaliacijoms. Politetrafluoretilenas arba teflono juosta atlaiko iki 200 laipsnių Celsijaus temperatūrą ir agresyvias cheminės medžiagas. Ji naudojama aviacijos ir chemijos pramonėje. Taip pat turime stiklo pluošto juostas, kurios yra labai atsparios plyšimui ir ekstremalioms temperatūroms. Taigi, izoliacinė juosta yra tokia. Polivinilchloridas izoliacinė juosta naudojama visiems izoliavimo atvejams. Polivinilchloridas izoliacinė juosta naudojama visiems izoliavimo atvejams. Izoliacinė juosta A. Visi izoliacinės juostos tipai. Polivinilchloridas izoliacinė juosta naudojama visiems tipams. Polivinilchloridas izoliacinė juosta yra izoliacinė juosta visiems atvejams. Sudėtinga izoliacinė juosta naudojama minimaliose erdvėse ir statybose. Jie apsaugo jungtis drėgnose aplinkose. Dabar, jei supratote izoliacinės juostos svarbą elektros saugumui, kokia prasmė izoliuoti laidą, jei visa instaliacija buvo blogai suplanuota? Daugelis žmonių vis dar ignoruoja svarbiausią statybų ar remonto etapą – elektros projektą. Būtent jis nustato, kaip cirkuliuos elektra, kur bus įrengti apkrovos taškai, kaip išvengti perkrovų ir svarbiausia, kaip sumažinti nelaimingų atsitikimų, tokių kaip trumpieji jungimai ar net gaisrai rizika. Bet grįžtant prie temos, izoliacinė juosta toliau tobulėja. Na, šiandien ugniai atsparios izoliacinės juostos su liepsną slopinančiais klijais yra privalomos lėktuvuose ir duomenų centruose. Tuo tarpu termiškai susitraukiančios versijos sujungia izoliaciją su mechaniniu tvirtinimu. Ir tvarumas tapo svarbus. Tokie prekių ženklai kaip 3M ir Hellermann-Tyton jau gamina juostas iš perdirbto polivinilchloridas ir su liepsną slopinančiais klijais. Ateitis priklausys nuo išmanesnių ir ekologiškesnių medžiagų paieškos. Tyrimai nagrinėja juostą su integruotais jutikliais, kurie aptinka perkaitimą, arba grafeno nanokompozitus, užtikrinančius didesnį šiluminį laidumą. Be to, iš augalų gauti biopolimerai gali pakeisti polivinilchloridas, taip sumažinant poveikį aplinkai. Ir tai dar ne viskas. Kur elektromobilių ir atsinaujinančios energijos amžiuje aukštos įtampos baterijų juostos, skirtos net iki 1000 voltų, yra sritis, kurios nuolat tobulėja. Izoliacinė juosta yra kur kas daugiau nei greitas pataisimas. Tai produktas gimęs iš saugumo poreikio, tobulėjęs kartu su medžiagų chemija ir šiandien tapęs pagrindiniu elementų technologijose, kurios varo pasaulį į priekį. Nesvarbu, ar tai būtų jūsų gatvės stulpas, jūsų ausinės ar kosminė stotis, ji dirba. Tyliai, kad energija pasiektų jūs be jokios rizikos. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeravęs, paspauskite patinka ir įjunkite pranešimus. Jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėtas mūsų vaizdo įrašuose. O jei norite sužinoti daugiau apie mūsų rekomenduojamus kursus, nuskaitykite čia esantį QR kodą arba paspauskite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Kad galėtumėte pasinaudoti įvairiomis galimybėmis tobulinti įgūdžius, kurie padarys skirtumą jūsų karjeroje. O ar jūsų namuose yra izoliacinės juostos? Ar žinojote, kad jų yra įvairių rūšių? Parašykite komentaruose, noriu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašų pasirinkimai, kuriuos turėtumėte pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos entuziastai, didelis apkabinimas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.